Ir kaip su visais hormonais, streso hormonus irgi reguliuoja mūsų smegenis, yra viršininkai, pas mus hipotalamija ir hipofizė, ir mūsų antinksčių žievė konkrečiai gamina hormonus. Tai pagrindiniai hormonai tai yra CRH, KTH, apie juos mes mažiau kalbėsim, nes jų mes nematuojam nei kraujyje, bet jau kortizolį ir DHA mes tikrai pakalbėsim. Ir dar noriu pabrėžti, kiek mūsų organizme viskas protingai ir išmintingai suplanuota ir sukurta, kad visi procesai kaip yin-yang turi dvi pusės. Ir netgi streso hormonai, kortizolis ir DHA, kurie dalyvauja tam streso atsakė, vienas yra katabolinis hormonas, kuris ardo įvairias, sakykime, struktūras, audinius, baltymus, glikogeną, riebalus ir suteikia mums energijos, o taip pat yra DHA, kuris, kaip galim sakyti, neutralizuoja neigiamą kortizolio poveikį ir turi taip pat anabolinį atkuriantį efektą. Tai viskas turi dvi pusės ir svarbiausia, kad mes palaikytume atkūrimo procesus, tam, kad galėtume atsistatyti po bet kokio streso. Ir pagrindinis mūsų hormonas yra kortizolis, labai dažnai jis yra demonizuojamas, žmonės bijo to kortizolį, kad jisai tik nebūtų per aukštas, iš tiesų jam yra tam tikras laikas, kada jisai turi būti aukštas ir laikas, kada jisai turi būti žemas, ir be kortizolio, kaip ir be insulino, žmogus neišgyventų. Jeigu be skydliaukės hormonų mes dar galim kažkiek gyventi, neblogai ir tam be energijos, bet tikrai tai nėra gyvybei grėsinti būklė, tai be kortizolio, kaip ir insulino, išgyventi būtų labai sunku. Ir kortizolį gamina mūsų antinksčiai ir kortizolis turi dvi pusės. Aš visada vadinu tokia šviesėje kortizolio pusė, tai yra mūsų pagrindinis budrumo hormonas. Mums ryte duoda energijos, norą užkariauti pasaulį, padeda mums atsibūsti ir išlaikyti dėmesį ir koncentraciją, atmintį. Mobilizuojam energijos šaltinius, gliukozę, riebalus, aminorūgštis, kai jų reikia. Tai jeigu mes įsivaizduojam, kad atsirado poreikis, sakykime, bėgti nuo liūto, tai būtent kortizolis mums suteiks tos gliukozės, pateiks raumenis tam, kad raumenis turėtų energijos greičiau bėgti. Palaiko mūsų kraujospūdį ir širdies darbą. Tie, kurie turi aukštą kortizolį, perteklinį, dažnai susiduria su aukšto spaudimu ir atvirkščiai. Žemas kortizolis pasireiškia žemų kraujo spaudimu. Kortizolis yra pagrindinis priešuždegiminis hormonas, jisai mažina skausmą. Tie, kurie turi įvairias alergijas ir uždegimus, žino apie tos steroidinius krimukus, kurie mažina uždegimą, mažina alerginės visas reakcijas. Ir mūsų, aišku, mūsų organizmo gaminamas kortizolis irgi turi tokį pat poveikį. Taip pat palaiko mums skysčių balansą per inkstus ir per hormoną aldosteroną ir taip pat koordinuoja mūsų cirkadinius ritmus, budrumą ir poilsio ciklą. Ir bet kokie sutrikimai su miegu, energijos trūkumu rytais ar vakarais jau mums gali leisti tarti, kad kažkas galbūt mums su mūsų kortizoliu yra negerai. Ir kortizolis turi tamsiąją pusę, tada, kada jisai išsiskiria nelaiku arba jisai yra chroniškai padidėjęs arba kaip tik jų trūksta. Tai dėl to, kad jis kelia gliukozę, tai yra gliukokortikoidės hormonas, kuris gali mums pagaminti gliukozę iš bet ko. Gali iš glikogeno, gali iš raumenų, gali iš riebalų, jisai gamina energiją, nes jo tikslas yra padėti mums išgyventi. Ir jeigu jisai nuolat pakilęs, galim susidurti su atsparumu insulinui. Tai yra viena iš priežasčių, beje, dėl ko ryte, kada jisai fiziologiškai yra aukštas, nes jisai padeda mums atsibūsti, per daug angliavandenių nėra palanku, nes jisai sukuria tokią lengvą fiziologinį atsparumą insulinui, insulino rezistenciją. Paskui, kai jisai krenta, jau pietų metu, jau jautrumas insulinui yra daug geresnis ir mes jau galime valgyti daugiau angliavandenių ir galbūt leisti savo nedidelį desertuką. Tai tas tortas, kurį anksčiau žmonės, moteris ypatingai vakare nevalgydavo ir galvodavo, kad nenueitų į tą kūną, ir galvojo, kad aš suvalgysiu ryte, tad to, kad visą dieną dar man leis išleisti tas kalorijas. Tai mes turim galvoti ne tik apie kalorijas, bet ir apie hormonus ir cirkadinius ritmus. Kortizolis didina kraujo spaudimą ir kraujo krešėjimą. Dažnai didina natrį, natris kelia kraujo spaudimą, dėl ko kraujo krešėjimą. Irgi galvokit, jeigu jums įkastų liūtas, nuo kurio jūs bėgat, kad jūs nenukraujuotumėt, kraujo krešėjimas padidėja. Dėl to žmonės, kurie gyvena nuolatiniam strese, aišku, turi didesnį riziką susirgti kraujagyslių kažkokiom patologijom ir aišku, mirtis nuo infarkto, insulto yra rizika šitą daug didesnė. Kortizolis silpnina kaulus ir slopina kolageno sintezę, tai be galo turi didelę įtaką mūsų išvaizdai. Tikrai žmonės nuolatiniam strese greičiau sensta. Ir dėl to, kad slopina kalcio pasisavinimą mūsų žarnyne, galime
kaip nuolatinio tokio streso pasiekmė susidurti su osteoporoze. Ir žmonės, kurie vartoja imunosupresantus, ne, tai dažnai yra būtent poveikis yra labai panašus su kortizoliu, toks priešuždeginimis, imuninė sistema slopinantis poveikis, deksametazonas ar bet kurie kiti, dažnai naudojame autoimuninių ligų gydime, jų rizika ir yra irgi osteoporozė. Tai dažnai moteris menopauzė dėl to, kad estrogenai sumažėja, susiduria su osteoporozė, bet ir žmonės, kurie nuolat vartoja imunosupresantus tam, kad kontroliuoti savo autoimuninius lygos simptomus, taip pat yra rizikos grupė. Skaido raumenis ir jungiamąjį audinį, čia jau toks poveikis yra būtent tam, kad gaminti gliukozę. Ir labai dažnai netgi maitinantis gerai, jeigu mityba yra prižiūrėta, angliavandenių daug yra nevartojama, bet jeigu streso hormonai yra aukšti, žmonės net priduodant kraują ryte gali matyti aukštesnį gliukozę ir čia bus kortizolio kaltė. Irgi turiu tokių pavyzdžių, jaunos mamos, ten, sakykime, vaikai pametinukai ir 4 ar 5 metai, naktimis normaliai nemiegoja, o tai yra didžiulis stresas toks, netgi galbūt tu nejauti to streso, bet prisitaikymas, adaptacija yra labai didelė prie tokių pokyčių ir darėm kraujo tyrimus, gliukozė visada buvo aukšta, kol nepradėjo miegoti naktimis. Tai nepamirškite, kad čia ne tik mityba mums bus svarbi, kai mes kalbame apie diabeto prevenciją arba atsparumo insulinui prevenciją, bet ir mūsų atsparumas stresui ir gebėjimas jį valdyti. Kortizolis silpnina imunitetą, nes vėlgi, kai jūsų pagrindinis tikslas pabėgti nuo liūto, kam reikalingas imunitetas. Tikrai mūsų organizmas negalvoja, kas atsitiks ten po mėnesio ar po 2. Dabar yra poreikis bėgti nuo liūto, tai išjungiamos tokios galbūt tam momentui nebūtinos funkcijos. Tai yra imunitetas, virškinimas, lytiniai hormonai. Tai todėl slopinama skydliaukės veikla, lėtinamas metabolizmas, nes neaišku, kas čia bus, ar bus karas, ar ne karas, ar mane suvalgys, ar nesuvalgys. Lytinių hormonų. Jeigu yra karas ar bėgam nuo liūto, tikrai mes negalvojam apie reprodukciją, tai gali sutrikti ir ciklas, atsirasti vaisingumo problemos, libido stoka ir kortizolis, aišku, gali įtakoti mūsų miegą, kelia nerimą, dirglumą ir netgi gali prisidėti ir prie depresijos. Noriu, kad jūs įsimintumėt, kad kortizolis yra cirkadinis hormonas. Ką reiškia cirkadinis? Mūsų organizmas gyvena pagal tam tikrus ritmus, kurie yra susijęti su dienos šviesa, nakties tamsa ir viskas mūsų organizme yra susiję būtent su šitais biologiniais cirkadiniais ritmais. Beveik visi hormonai turi tam tikrus pikus ir turi tam tikrus laikotarpius, kada jie yra neaktyvus ir dėl to labai turim atsižvelgti į tai, kada mes dirbam, kada mes miegam, kada mes valgom. Jeigu mes valgom ir miegam ir dirbam ne laiku, ne tada, kada mūsų organizmui fiziologiškai tai yra normalu, gali prasidėti įvairios ligos. Tai yra didžiulis stresas organizmui dirbti naktį. Tai yra didžiulis stresas mūsų organizmui valgyti naktį, nes mūsų hormonai dirba kitaip. Ir būtent kortizoliui, jo pagrindinis pikas yra ryte. Jis mus pažadina, duoda mums energijos, 5 ryto, 6 pradeda švelniai kilti tam, kad mes galėtume atsibūsti ir turėti energijos. Ir labai dažnai, kaip pas mus yra antinksčių išsekimas, apie kurį mes šiandien irgi kalbėsim, ir mūsų tas viršininkas, AKTH, nesugeba išspausti to kortizolio, mes galim atsibūsti 4-5 ryto. Tai irgi gali būti vienas tokių kūno ženklų, tokie pabudimai, atrodo į tualetą, bet atrodo kaip ir ne tualetą, bet atsibudau, užmigau, kartais atsibudau ir labai sunkiai užmigau, tai irgi reikėtų galvoti apie kortizolį. Ir paskui kortizolis ryte sukuria tą lengvą insulino rezistenciją, per pietus jisai nusileidžia, jau vakare jisai yra labai žemas, nes užleidžia vietą savo broliui melatoninui. Kortizolis ir melatoninas yra antagonistai. Mes negalim ir miegoti, ir būti budrumo būsenoj. Tai jeigu jūs vakare turite ten energijos pliūpsnį, o ryte negalite atsibūsti, tai galimai pas jūs yra sutrikę cirkadiniai ritmai. Kortizolis, kuris turi būti aukštas ryte, yra žemas, o kada jis turi užleisti laiką melatoninui, jis yra aukštas. Ir čia irgi reikėtų su tuo būtinai dirbti. Valgymas vėlai vakare irgi yra nefiziologiška mūsų organizmui, todėl gali trikdyti melatonino sintezę ir paskui vėlgi visi hormonai, dėl to, kad hormonų darbas yra kaip, arba sakau, kortų namelis, arba domino ir mes negalim galvoti, kad jeigu sutrikęs tik vienas hormonas, kiti nesureaguos. Kortizolio hormono sutrikimas visada turės poveikį visiems kitiems hormonams.
Taigi, kaip pasireiškia aukštas kortizolis, ne, kokie yra kūno ženklai. Tai yra raumenų masės mažėjimas, silpnumas, dėl to, kad kortizolis mums iš raumenų gali gaminti energiją, nes tai yra daug svarbiau išgyvenimui. Skysčių susilaikymas per natrį, nes jisai didina natrį. Visceralinis nutukimas, kortizolis turi labai tokį įdomų poveikį. Jis yra riebalus ardantis hormonas, bet jisai ardo riebalus periferijoje, reiškia, ant kojų, rankų, bet paskui perskirsto tos riebalus kažkur centrinėje dalyje. Tai va tie žmonės, kurie turi tokį pilvuką arba oblio formos kūno formą, irgi dažnai turi kortizolio sutrikimus. Hipertenzija, vėlgi kraujospūdžio padidėjimas per natrį, atsparumas insulinui patologinis dėl to, kad nuolat aukšta gliukozė, kuri yra gaminama, ir matom ir aukštą gliukozę tyrimuose, ir taip pat padidėjusius trigliceridus. Didėja potraukis saldumynams, gali išsivystyti miego sutrikimai, ypatingai jeigu mes turim kortizolio padidinimą vakare. Atminties koncentracijos sutrikimai, dažnos grybelinės infekcijos, tas liečia ir tą natūralų mūsų aukštą kortizolio padidinimą, bet žmonės, kurie vartoja imunosupresantus, hidrokortizoną, deksametazoną, irgi gali susidurti su kandida įvairiuose vietose. Kortizolių pertekliui būdingos raudonos strijos ant šlaunų, ant pilvo ir plaukų slinkimas. Žemas kortizolis nieko geriau, aš galbūt manyčiau, galbūt dar blogiau negu aukštas kortizolis, nes sumažinti kortizolą galbūt biškai lengviau negu jį pakelti, nes tai jau antikščių siekimo fazė, tai yra ilgalaikis stresorių poveikis ir mūsų nesugebėjimas jį amortizuoti. Gali pasireiškti nuolatinį nuovargį, apatiją, smegenų rūkų, tiesiog trūksta tos gliukozės ir gliukozė dažnai tyrimuose būna žema. Žemas cholesterolis, žema gliukozė. Polinkis į hipoglikemiją, šitie žmonės visiškai netoleruoja valgių praleidimo, badavimo, jiems visada reikia užkąsti, kitaip išsivysto ten hipoglikemija pasireiškinti, ten rankų drebėjimai, prakaitavimų, galvos svaigimų. Gali būti priklausomybė nuo stimuliatorių, kavos, saldumynų, atrodo, kad va, turiu save kažkaip dar paskatinti, ne? Bet vėlgi tai yra energija kreditų, energijos šitos mes neturim, vis bandom išspausti. Gali būti žemas kraujo spaudimas, ypatingai jeigu tai nėra jūsų normalus kraujo spaudimas, kai kurie žmonės tiesiog yra gimę su žemesniu, bet galbūt tik neseniai atsiradęs ir ypatingai pasireiškia tokia ortostatinė hipotenzija, tai tokia būklė, kada jūs arba gulit ten ant sofos, arba ten atsisėdot kažkur ir staigiai atsikeliat ir pas jūs temsta akyse. Nesugeba mūsų organizmas prisitaikyti irgi būtent dėl to mūsų antikščių poveikio. Menstruacijų sutrikimai, libido stoka, vėlgi, kam reikalinga reprodukcija, kai mes turim bėgti nuo to liūto, skydliaukos funkcijos silpnėjimas, alergijos atopija, žemas kortizolis, dažnai mes matom kraujo tyrimuose ir padidėjusius eozinofilus, ne visada tai yra parazitai, tai irgi galim galvoti apie tą tokį sisteminio kortizolio poveikio trūkumą, dažnos infekcijos, atrodo, ten kiekvienas virusas kimba, nėra to priešuždegiminio kortizolio poveikio, maža tolerancija fiziniam krūviui, nerimas ir neretai depresija.